Kaip ir žadėjome, šį kartą antroji laida mokomės kartu iš Žiežmarių gimnazijos, mokyklos, kuriai projekte teko ypatingas ir tikrai ne pats lengviausias vaidmuo. Ši bendruomenė pirmoji ėjo pokyčių keliu, tad kitos permainų trokštančios mokyklos turės iš ko mokytis ir nekartoti nesėkmių. Nors vėlgi, kiekviena įstaiga unikali ir tai, kas nepavyko vieniems, kitur galbūt vyks itin sklandžiai ir atvirkščiai. Tad tik išbandžius įvairias veiklas galima surasti patraukliausią variantą. Žiežmariečiai, taip juos vadina projekto atstovai, dalyjasi ir sėkmėmis ir tuo, ko nepavyko įveikti. Negaili jie ir patarimų, ką reikėtų daryti kitaip, ko vengti ir kokiomis nuotaikomis priimti pokyčius. Tad jūsų dėmesiui susitikimo su Žiežmarių gimnazijos mokytojais, tėvais, mokiniais ir mokyklos valdžia tęsinys. Dalyvių atsiliepimus išgirsti padėjo puikiai jiems pažįstami lektoriai. Taigi, kokios projekto dalyvių mintys po beveik 12 mėnesių trukusių įvairių mokymų, susitikimų, pirmųjų metų skirtų pokyčiams? Aš manau, kad dalyvauti tokiame projekte verta todėl, kad tai išeini iš rutinos to rato, kuriame kasdien sukiesi ir kaip aš jau ir minėjau, kad pats netrandi to laiko būti kartu, o čia būdamas kartu skirtingo bendruomenių tarpe, bet vis tiek visų yra skirtingi interesai, mes mokytojai turime savus, nors galima sakyti ir vienas bendras yra tikslas, bet vis tiek yra tam tikros veiklos skirtingos, tai jos tiesiog padeda geriau suprasti tai, ko mes vieni iš kitų norime. Iš tikrųjų, kiekvienos mokyklos centre yra mokinys, pirmiausiai mokinys. Ir kad mokinys, mūsų mokinys, tėvelių vaikas jaustųsi gerai mokykloje, tai iš tikrųjų turime stengtis visi. Ne tik mokytojai tobulintis, dirbti, kažką gero daryti dėl savo mokinių, bet turi ir tėveliai pasistengti irgi ateiti kuo dažniau į mokyklą ir bendrauti su mokytojais, su mokiniais, vėlgi, kad jų vaikams būtų gerai. Neatiduoti tų mokinių, su savo vaikų į mokyklą, na ir neprimesti vien tik mokytojams. Iš tikrųjų, kad turi rūpėti tėveliams, kad jų vaikams būtų gerai ne tik mokykloje, ne tik namuose, bet ir mokykloje. Va, tai yra svarbiausia. Ir kad prie to jie gali prisidėti. Tai reikia surasti to laiko ir noro. Manau, kad svarbu šitame projekte yra tai, kad iš tiesų įsigrynini tai, kas yra sunku mokytojui ir kas sunku tau kaip tėvui. Ir nebelieka tos įtampos, kaip gali kreiptis į mokytoją kaip mama. Ir kaip tas vaikas tavo, tiesiog yra daug paprastesnis kelias. Manau, kad ir mokytas gali laisviau su tavim kalbėti, nes tarsi susidėlioja tas vertybės, kas yra aktualu visiems ir išlaisvėjai tiesiog. Ieškai to kompromiso kartu. Verta dalyvauti, nes čia gali sužinoti daug naujų dalykų, išmokti bendrauti su kitais, kaip galbūt anksčiau nebendraudavai. Ir tai tau padeda jaustis laisviau ir kitaip. Kaip mes išgirdom jau kovėjų mokymuose, vienas iš principų buvo pagalas savo pjūklą. Tai, man atrodo, ta pjūkla niekad nebūna per mažai galasti. Jis vis bunka, čimpa, tai nuolat jį reikia galasti. Tai gal dėl to vis jį turim pagalasti. Projekto metu vienas mokinys pasakė, vėliau jam kiti pritarė, kad aš norėčiau, kad šitam projekte dalyvautų mano mama. Tai, man rodos, tuo viskas ir pasakyta, kad mokiniai nori bendrų veiklų mokykloje kartu su tėvais. Ir manau, kad tokie projektai būtų netgi ne tik reikalingi, bet jie būtų privalomi. Kad nuo 5 klasės tėveliai taip laisvai nepaleistų savo vaikų į mokyklą užeidami susirinkimų metu, kviečiami galbūt, bet kad ateitų, būtų bendrose veiklose, matytų savo augančius vaikus ir vaikams nebūtų staigmena arba varžymasis tuomet, kai ateina jo tėtis arba mama, kad tai nebūtų jam neįprasta kažkokia tai situacija, bet kad tai būtų normalus gyvenimo ritmas, tempas,
dažnai tėvus matyti mokykloje. Kodėl aš manau, kad verta dalyvauti tokiam projekte, tai tiesiog yra būdas arba proga nestovėti vietoje, o judėti į priekį. Kai vaikas mato, kad kiti suaugę, jam labai svarbu žmonės, tai yra tėvai ir mokytojai, kurie ir sudaro tą jo pasaulį, galvoja, masto, kuria, keičiasi, keičia aplink save visus kitus ir visą tai, ir nuo viso to darosi jam tai geriau, tada verta dalyvauti tokiuose projektuose. Aš tai galvoju, kad šiek tiek mes atitolinom tėvus nuo šito viso ugdymo proceso, daugiau mes mokytojai ir mokiniai jungiamės. Ir kadangi jie šalia mūsų ir vaikai, mokiniai šalia mūsų, mes šalia mokinių, kažkaip tuos nenorom gal ir patys tuos tėvus atitolinom ir gal neieškom kažkokių formų ir kaltinom galbūt, aš dabar taip pati savo galvoju, kad nesidomi, neteina ir taip toliau. Tai aš norėčiau, kad mes prisijaukintumėm kuo daugiau tėvų, kad jie suprastų, kad jie yra labai, labai reikalingi, kad jie yra labai reikšmingi ir labai, labai daug ką gali padaryti vardan visų mūsų mokinių, mokytojų ir tėvų, bendruomenės ir tų santykių ir sakykime, pasiekimų. Kad jie yra labai reikšmingi, ne ką, sakykime, neprastesni negu mokytojas ar mokinys. Šitas projektas galbūt leido ir mokytojam, ir mokiniam, ir tėvams suprasti, kad mes visi esame paprasčiausiai tik tai žmonės. Ir kad ne tik tai mokytis ateina mokiniai į mokyklą, kad čia mokiniai turi ateiti ir ateina dar ir gyventi. Visi kalbam iš mokyklos pusės. Ir paskutinė mintis tokia gerai išėjo, kad vaikai mūsų, kol jie mokosi, turi dviejus namus. Vienus, kuriuose, sakykime, miega, valgo ir dalį laiko leidžia, ir kitus namus, tai yra mokykla. Atiduodamės į tą mokyklą kaip ir galvojam, kad jie tenai lygiai taip pat saugus kaip ir namuose. Bet dabar, kalbant apie projektą, aš taip pagalvoju, kad jeigu į tokius projektus įsijungtų ir iš tikrųjų ateitų daugiau tėvų, be išankstinės nuostatos, kaip aš, kad kokį velnį aš ten darysiu visą dieną, pagalvokite apie tai, ne kokį velnį darysim, o ką tie gausim ir ką paskui iš to įsinešim. Aš galvoju, ką gausiu, bet dabar kaip galvoju, kad jeigu šitas projektas jau iš tikrųjų baigėsi, o gal galima čia jį pratęsti pas mus būtų, to reikėtų visiems. Tai suteikia, sakykime, platesnį požiūrį viską. Pokalbis su mokytojais. Labai geras renginys buvo tada sodybai. Kai buvo daug mokytojų, mokinių, vaikų, tiesiog susodino mus ten ratu, vieni su kitais, ten čia tik lapelį paskaitai, klausaisi, ką jisai sako ir jam atsakymą duodi. Net nesigilini, kas tai tėtis, mama ar mokytojas ant gal. Paskui tik tai kažkaip į vakaro pabaigą jau pradėjom suprast, kad čia kai kur yra mokytojai, ne tėvai, žinai. Čia kad mokiniai, tai viskas aišku, nes jie jaunesni ir išsiskiria iš viso būrio. Prasidėjus, sakykime, vakarėliui, tikram vakarėliui vakare, buvo tikras smagumėlis. Ir kad ir kur su tuo projektu nueitumėt į didelius miestus arba į kaimus, visiems tėvam pirmiausiai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad ne mes jūs ten kažką mokysim, bet mes jums duosim tai, apie ką jūs dabar net negalvojat. Kad tai bus tikra staigmena išeinant iš projektų. Kad jūs matymas, jūsų požiūris į daugelį dalykų pasikeis. Nes jeigu, kai man pasakė, va, bus mokymai, einam, žinokit, tai buvo atmetimo reakcija. Reikėtų turbūt tėvam pateikti ne kaip mokymus, kai jūs kažko išmokys, bet kaip staigmeną. Ateikit ir sužinosit, ką jūs galite iš to išpešti. Lietuvos tėvų forumo įgyvendinamas projektas Darni šeima tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva Žiežmarių gimnazijoje beveik jau baigėsi. Įgyvendinta dauguma veiklų, suorganizuoti beveik visi susitikimai su mokytojais, tėvais ir mokiniais. Kitų mokyklų atstovai klausė, kaipgi pavyko įgyvendinti pokyčius. Supratome vieną, pokyčiai priklauso ne tik nuo projekto vykdytojų, bet ir nuo visos mokyklos bendruomenės.
Pamatėme, kad pirmame etape reikia labai daug praleisti laiko su projekto dalyviais, labai dažnai su jais susitikti. Tiesiog sudaryti sąlygas, prisisotinti jiems visko, naujovių, gerųjų patirčių ir įkvėpti juos. Vėliau prasideda etapas netoks smagus. Patiems dalyviams reikia ieškoti įkvėpimo vieniems iš kitų pačioje mokyklos bendruomenėje ir svarbiausia, kelti labai aiškius tikslus. Mes pamatėme, kaip mes visi mokyklų bendruomenės nariai nemokame tikslingai veikti. Jeigu išsikeliame, pavyzdžiui, tikslą, norime darnių santykių su tėvais, tikslas gali nebūti įgyvendintas, vien tik todėl, kad neaišku, kas turi būti atlikta. Žiežmarių gimnazijos nariai nestovėjo vietoje. Pirmaisiais mokslo metais surengtų akcijų kitąmet nebekartojo. Ieškojo naujų, patrauklesnių formų. Sumanė renginius, į kuriuos įsilietų vis daugiau bendruomenės narių. Mokyklos vadovė sako, kad įstaigoje padvilkė naudingais permainų vėjais. Tad galėtų papasakoti apie įgyvendintą ne vieną naują sumanymą. Mes ir mokyklai bandėm prie to pristaikyti, kaip jau minėjau, su šiemet tėvų dieną pakeitėm į šeimų dieną, kur bandėme kviesti šeimų atstovus įvairius, senelius, brolius, močiutes ir pakeitėm iš principo irgi bandėme tėvus prikviesti ne į susirinkimą, nepakalbėti apie tai, kaip mokosi jų vaikai ar anūkai, bet pabūti mokykloje per tam tikras veiklas. Tai per parodų organizavimą, per sportinę veiklą, per koncertą ir tikrai labai apsidžiaugėme, kai pirmas blynas, aš manau, buvo pakankamai neblogas. Čia mano abi pavaduotojas labai iš tikrųjų didelį įdirbį įdėjo į tai ir todėl, kad ir koncerte šeimynos koncertavo, ir sporto varžybos buvo ir iš tiesų kadangi buvo ir sąlygos tam tikros, kad turėjo dalyvauti, jeigu vaikai vieni negali dalyvauti, o tik su tėvais, tai tikrai tokių buvo ir aš manau, kad čia turbūt irgi daugiausiai nuveikė auklėtojai tie, kurie ir dalyvavo ir projekte, sugebėjo suburti, arba tai yra vėlgi penktoko auklėtojai, kodėl, todėl, kad tai yra nauji kolektyvai, kurie susidaro ir tai yra lengviau, ko gero vyresnius jau po to keisti yra labai sunku, bet ir atsiliepimai ir visą kitą, aš manau, kad tikrai buvo toks ganėtinai pavykęs renginys ir tikrai mes jį tęsim. Ir kalbant apie, kaip jau sakiau, tėvų švietimą ir komitetą naują suformavom ir su pradinukais pabandėm irgi lygiai taip pat požiūrį pakeisti į patį mokymą, pabandė 3 dienas, specialiai 3 dienas pakeisti klasėms mokytojus. Kad kiekviena klasė 3 dienas padirbėtų su kitų mokytojų ir po to refleksija buvo, sakysim, kiekvienas mokytojas pasakojo, kaip jiems sekės dirbti su kito mokytojo klase, kuris, sakysim, su tais vaikais dirba nuo ryto iki vakaro, kitas jau 4 metus, kitas tik 1 metus. Aš manau, tai vėlgi buvo turbūt įdomi patirtis mokantis vieniems iš kitų ir padedant pažinti vaikus, kito akimis pažvelgti į tą problemą vieną ar kitą. Na ir vienaip ar kitaip, kažko labai daug neprisigalvosi, vis nes darbas yra darbas, kaip visada sakau, yra dar šeima, yra dar visi kiti dalykai, linksmybės įvairios, šokiai, dainos, estrada, be kurių negali, kaip ten sakėsi Naujos Romėnai, duonos ir žaidimų. Tai be žaidimų mes neteisim linksmį į darbą ir su gera nuotaika. Tai, bet tam tikrą prasme, mokytojai ganėtinai lengvai dabar įsijungia į tokius dalykus. Kartais užtenka kokios nors iniciatyvos ir, sakysim, iš pačių mokytojų atsiranda vienokia ar kitokia mintis per mūsų pašnekesius. Jeigu mes pasigaunam, jeigu dar atsiranda vienas kitas šalia ir iš tiesų tai pradeda rutuliuotis į tam tikrus dalykus. Ir šeimos diena atsirado pas mus šiemet tokia kitokia, negu kad buvo anksčiau. Mokymuose, Lietuvos forumo mokymuose dalyvavo tik tai 1/4 maždaug visos mokyklos mokytojų. Ar pasijuto kokią nors įtaką kitiems mokytojams, kurie nedalyvavo mokymuose ir kokia ta įtaka, jeigu jinai buvo? Paprieštarausiu, kadangi bandžiau paskaičiuoti, kiek mokytojų bendrai yra dalyvavę vienokiuose ar kitokiuose mokymuose. Tai šiaip iš tiesų vienose ar kitokiuose mokymuose yra dalyvavę pusė mūsų mokyklos mokytojų. Tai yra vieni ištisai turbūt praėjo per visus, kiti epizodiškai vienuose arba kituose, treti kartu su tėvais ir taip toliau, tai pusė tai yra pakankamai daug.
Ir kaip aš ir sakiau, iš tiesų, galbūt atsiranda tam tikros kalbos, čia buvo tokių, kad ten vieni sako, va ten, įsivaizduoja, ten mokytoja gal išėjo iš klasės, kaip jin čia taip dirba, dabar leidžia savo ten tą kažką padaryti, bet situacija turbūt priklauso nuo to, kokia tai buvo pamoka, kokie tai buvo vaikai, kokį mokytoja padarė sprendimą. Ir tai, kad mokytojas gali elgtis nebūtinai tradiciškai, kaip visada, na tarkim, kaip lyg šablonas ir ne kažkoks tai uždėtas, kaip jisai turi elgtis, tai davė poveikį ir aš manau visiems mums. Ir šiandien mes kvietėm ir daugiau mokytojų ateiti, dauguma taip sako, aš nedalyvau projekte, ką aš čia veiksiu daugmaž. Tai, bet aš manau, kad kalbėdamėsi kolegiškai tarpusavy, kad yra visų dalykų čia mokytojų dalyvavo vis tiek. Tas pokytis, tegu jisai ne iš karto dabar atsirado. Bet keičiantis šalia esančiam visada keičiasi tas kitas šalia esantis. Todėl bet kuriai mokyklai, bet kuriai ugdymo įstaigai, kuri ketina įgyvendinti pokyčius, mes galime pasakyti, būkite drąsūs, būkite tvirti, nebijokite sunkumų, nebijokite pavargti ir svarbiausia, kaip mūsų mylimas lektorius Vytautas Gaidamavičius sako, nebijokite išeiti iš savo komforto zonos ir patekti į įtampo zoną, nes būtent ten mes augame ir keičiamės. Daiva, jūs minėjote, kad mokymai suteikia progos ūgtelti kaip žmogui. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kad iš tikrųjų prisiemam labai daug atsakomybės. Visų pirma, aš dabar galvoju irgi, prisiemam tos atsakomybės ne tik kaip mokytojai, prisiemame ir už tėvus, prisiemame ir už mokinius. Netgi ir taip galvoju, kadangi turiu 12-okus, tai irgi taip pagalvoju, kad, nežinau, per daug pasidarau tokia gal kartais ir kategoriška, ir visokia kitokia, ir tai neleidžia laisvėti. O iš tikrųjų, šituose projektuose, kaip pamatai, kad galima ir kitaip padaryti. Ir kad ta atsakomybė tokia ne viena tu turi nešti ant pečių. Kad, iš tikrųjų, pradedi labiau save pažinti, paaugti. Ir ypač ta disko metodika, kai buvo, tai netgi sužinojau, kad priklausau tokiam eksperto tipui, tai man irgi buvo labai įdomu ir kad, iš tikrųjų, mokais ir tobulėjai kasdien, augi. Sakykit, jūs minėjot prioritetus. Kaip konkrečiai, kasdienybėj, mokykliniam gyvenime palengvėjo veiklos atranka, ką daryti, ko nedaryti, daug kas apie tai kalbėjo. Kaip nusistatote tos prioritetus, ko paisote? Ko paisau? Aišku, laiko, ką reikia greičiausiai padaryti, kas yra svarbiausia, nuo to pradedi. Gal kad ir mažini ir, gal iš tikrųjų pradedi taip, pradedi mąstyti, kad jeigu visko gerai netliksiu iki galo, galbūt reikėtų kažkam daugiau skirti dėmesio, o šitas dalykas dar palauks. Į darbą pradėjai žiūrėti kaip į darbą, o ne kaip į gyvenimą. Gal ir tai. Nors dar visiškai to pasakyti negaliu. Aš pastebėjau, kad mūsų mokiniai, pavyzdžiui, mokiniai ateidami pas mane į klasę, ateina linksmi, laimingi. Iš kitos pamokos, aš visai nesteirauju, kokia tai buvo pamoka, bet jie sako, kokie mūsų mokytojai geri, kokie įdomus, kaip faina. Ir tai buvo irgi prieš tą prieš kalėdinį laikotarpį, kada jie buvo užimami kažkaip kitaip, įtariu, kad jiems buvo smagu, įdomu bendrauti. Kaip Jūs manote, ar čia ir vaikų požiūris pasikeitė į mokytoją, ar mokytojų požiūris į vaikus? Galbūt pirmiausia pasikeitė mokytojų požiūris į vaikus ir tada vaikų požiūris į mokytojus pasikeitė. Ką šiandien darytų kitaip projekto rengėjai? Ne kartą girdėję Žiežmarių bendruomenės atsiliepimus, drauge ieškoja būdų, kaip įveikti kilusius iššūkius šioje mokykloje, nuolat stebėję ją ir padėję keistis. Ką darytumėt kitaip? Pirmiausiai, manau, kad dar labiau pasigilintume į mokyklos poreikius, jeigu būtų laiko labiau su ją susipažinti ir labiau išsiaiškinti jų lūkesčius.
Dabar mes atėjome su tam tikru savo matymu ir galvojame, kad tai yra geriausia. Labai džiaugiuosi, kad didžiai dalimi tie lūkesčiai pasitvirtino. Galvoju, kad labai svarbus dalykas suderinti su mokyklos administracija labiau veiksmus ir kartu styguotis, kad mokyklos administracija visą laiką būtų naujose pokyčiuose, nes mes pajutome, kad po tam tikrų mokymų mokiniai ir mokytojai labai stipriai patobulėjo, ženkeliau žingsnių į priekį ir bendras kolektyvas ne visą laiką galbūt spėjo kartu žingsniuoti, tai jeigu būtų mokyklos administracija labiau žinotų tos mūsų mokymus ir procesą, jeigu mes būtume mokyklos administraciją įtraukę kartu į mokymus, bent jau laisvaisiais klausytojais, tai manau, kad būtume pasiekę dar daugiau. Kiekviena bendruomenė yra specifiška ir tokių pačių veiklų mes nepasieksime ir neturim tikslo tai daryti. Mūsų tikslas yra paskatinti bendruomenę netapti, o atsiverti savo unikalumui ir išnaudoti savo unikalumą, kuom jie yra stiprus. Tai tikrai mes netaikytume tų pačių metodų ir tokių pačių mokymų, o vėlgi stebėtume, ko reikia būtent tai mokyklai, kad jinai savo tą unikalumą atskleistų ir puoselėtų. Taip kad bet kuri mokykla tikrai yra kiekviena nuostabi ir kiekvienoje mokykloje yra nuostabių tėvų, kiekvienoje mokykloje yra nuostabių mokytojų, kiekvienoje mokykloje yra nuostabių vaikų, tik tai gaila, kad jie ne visada randa laiko viens kitam. Nepaslaptis, kad santykiams reikia laiko ir šis projektas būtent duoda laiką būti kartu. Ir manau, tai yra labai labai svarbu mokykloje. Buvimas kartu, tos grupelės, susitikimai, pasisėdėjimai, pasiplėpėjimai, tokie pabuvimai, ko ne visada, tikrai visi lekiam, skubam po pamokų savo darbų rate, o čia turėjom dar papildomai laiko pabūti kartu. Turbūt trečią kartą pasakysiu tą patį. Aš būčiau netekusi jūsų visų. Ko labiausiai dabar trūktų, tai mokytojo prote šitos savokos ir būsenos. Ko gero, toks stambiausias akmenėlis įkritęs iš šito projekto. Mane šis projektas išmokė susidėlioti akmenėlius į tam tikras vietas. Nes iš tikrųjų darbas, namai, kaip jau kalbėjote, čia visos tokia rutina ir kartais būna taip, kad atrodo nebesuspėji, tą reikia gal padaryti, o gal pirmiausiai tą, tokios lyg abejonės. O iš tikrųjų vėliau supratau, kad viską galima suplanuoti, tik reikia atsirinkti, kas yra svarbiau ir ką galima palikti iš tikrųjų kitam kartui. Ir tai labai palengvina gyvenimą. Na ir iš tikrųjų labai svarbus ir buvo tie visi seminarai, kurie padeda augti kaip žmogui. Dėl to, kad mes lankomės įvairiuose seminaruose ir keliame savo kaip dalykininko kompetenciją. O čia mes gavome psichologinių žinių, ko iš tikrųjų mokytojui, lyg ir turėtų netrūkti, nes mes vis tiek universitetuose mokėmės tos psichologijos ir tikrai nemažai. Bet čia galbūt ta psichologija buvo kitokia, nei mes mokėmės. Tai iš tikrųjų ir tie projekto užsiėmimai kiekvieną kartą sustiprindavo. Sakykime, būdavo pavargsti nuo rutinos, nuo įtampos ir iš karto vėl pastiprina ir kitą dieną jau tu kitaip jautiesi. Šitam projekte dalyvauju antrą kartą ir kas man patiko turbūt labiausiai, kad iš tiesų keičiasi kažkiek tai mąstymas pačios, nes gauni tiek daug pozityvo, nes pirmą kartą irgi taip labai dėkoju mokytojai Snieguoliai, kuri man pasiūlė čia dalyvauti. Ir iš tiesų pasikrauni labai gerų minčių, labai geros energijos ir tai iš tiesų keičia mąstymą link to pozityvumo, kažkaip nebereaguoji į tokias smulkmenas, nežinai, kad visiems kažkas yra geresnio, kažkaip tikrai išlaisvėjai, nebelieka tokių sunkių kliūčių, tokių baubų turbūt išaugintų, kokie yra. Nelaukite projekto, kuris galėtų tikti jums. Kviečiu jau dabar pradėti žaisti pokyčių žaidimą. Lietuvos tėvų forumo internetinėje svetainėje tėvųforumas.lt jūs galite atrasti parengtą modelį, pagal kurį buvo įgyvendinami pokyčiai Žiežmarių gimnazijoje. Neanalizuokite visko per daug ilgai, netyrinėkite visko per daug detaliai, tiesiog pradėkite kažką veikti, ne taip, kaip veikite vakar. Yra tik 2 dienos metuose, kai mes nieko negalime pakeisti. Tai vakar ir rytoj.
Šiandien jūs galite daugą. Pirmin. Lietuvos tėvų forumo vykdomo projekto Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva atstovai jau susitiko su keliais tūkstančiais tėvelių ir mokytojų visoje Lietuvoje. Tačiau, kaip jie sako, tai tik pradžia. Kiekvieną mėnesį jų dėmesio sulaukia vis naujos Lietuvos mokyklos. Žvilgtelėkite į projekto metu aplankytų mokyklų žemėlapį. Bendradarbiavimas su įvairiausių miestų ir miestelių mokyklomis džiuginantis ir daug naujų drąsių idėjų keliantis procesas. Užregistruoti savo mokyklą nemokamai paskaitai galite elektroniniu paštu projektas@tėvuforumas.lt. Laiške tereikia įrašyti mokyklos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, datą bei laiką, kada norėtumėte sulaukti lektoriaus. Lektoriai pasirengę susitikti su jumis ir dienos metu, ir vakarop. Dar kartą primename, kad visi edukaciniai renginiai yra nemokami. Juos finansuoja Europos socialinio fondo agentūra. Tikimės, kad radote laiko išklausyti tai, kuo dalijosi Žiežmarių gimnazijos atstovai. Kartais svarbus tik vienas sakinys, jeigu jis reikiamų laiku pasiekė jūsų širdį. Viliamės, kad tokį sakinį jau išgirdote ar būtinai išgirsite ir laidose Mokomės kartu. Iki naujų susitikimų. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto mokymasis visą gyvenimą priemonę neformaliojo švietimo paslaugų plėtra.